Labą. Labas, labas Gintarė, dar kartą. Sveiki, sveiki. Taigi, sveiki visi, kas mus pradeda žiūrėti. Šiandien startuoja laida Diagnozė tinklinis. Susitinkame jau antrą kartą. Prieš savaitę turėjom pirmą laidą, svečiuose buvo Karolis Lonevski. Iš tikrųjų labai malonu, kad po pirmos laidos susilaukiau tikrai daug gražių žinučių ir atsiliepimų, kad tikrai Lietuvos tinkliniui reikia tokių laidų, nes mes neturim galimybę susipažinti su mūsų žaidėjais, žaidžiančiais užsienyje. Taip kad iš tikrųjų tikrai malonu buvo gauti feedbacką. Ir šiandien mes svečiuose turim tikrai labai įdomų žmogų, tai Gintarė Mackevičiūtė. Aš trumpai jau anonsuodama šitą laidą buvau parašęs, bet galbūt priminsiu, kad Gintarė kilusi iš Jonavos, tenai užaugo, pradėjo sportuoti tinklinį pas Liją Darandovienę, baigusi mokyklą pasirinko tokį galbūt nelabai tradicinį kelią ir kas mums tikrai bus šiandien įdomu sužinoti daugiau, tai išvyko studijuoti į Jungtinės Amerikos valstijas, baigusi studijas, pradėjo profesionalios tinklininkės kelią iš pradžių Belgijoje, o po to Šveicarijoje. Tai labas, Gintarė, dar kartą. Labą. Gerai, tai norėčiau, kad pradėtumėm nuo pat pradžios. Tai iš tikrųjų, kada ir kaip nusprendėjai pradėti lankyti treniruotės ir galbūt motyvai dėl ko? Pradėjau tai gal kokių, sakyčiau, 8 metų. Čia gal 2 klasėje buvo kažkas tokio. Ir tiesiog kažkada tai per televizorių tiesiog pamačiau, kas iš tikrųjų labai reta Lietuvoje. Dar aš dabar net ir stebiuosi, kad kaip čia aš tai pamačiau kažkada per televizorių vyrų žaidžiančius. Ir kažkaip galvoju, čia visai įdomu. Ir tiesiog kažkada Lija Darandovienė pasiūlė, kažkada atėjo tiesiog, ėjo turbūt per mokyklas, siūlė vaikam žaisti tinklinį ir galvoju, kodėl ne. Labai iš tikrųjų džiaugiausi pradėti lankyti ir žaisti ir kažkaip lipo iš pat pradžių. O tai trenerė atėjo į mokyklą, taip? Kiek atsimenu jo. Man atrodo, pati trenerė atėjo tada. Čia Jėzus jau seniai buvo, net nebepamenu jau. Ir kaip tik rinko tavo metų, tavo amžiaus. Jo, mano amžius ir man atrodo gal ten 97 irgi tuo pačiu momentu. O sakei, pastumėjo varžybos matytos, o galbūt atsimeni, kas ten per varžybos buvo, ar nebelabai? Kokios varžybos? Jo, ten tos varžybos, kurios pastumėjo į tinklinį. Varžybos, net nežinau. Man atrodo, lyg iš prisiminimų, tai gal ten koks Vilniaus, gal Taurą žaidė, aš net nežinau. Dabar, kad kažkaip tiesiog turiu prisiminimą iš salės ir labai priminė tą salę, tai tik dėl to. Kaip ir minėjai, 8 metų atėjai į tinklinį, o buvo dar prieš tai kažkokių užsiėmimų, ar tinklinis buvo pirma sporto šaka? Ne, toks kaip meilė iš pirmo žvilgsnio buvo, aš galvoju. Jau jokių kitų nebuvo. Jo, o galbūt gali atskleisti, kuom tas tinklinis tave sužavėjo, sakykime, tada ta mergaitė, kuri atėjo 8 metų į tinklinį. Dar kažkada prieš tai gal kažkodėl galvojau apie rankinį prieš patinklinį, gal tokia mintis buvo ir kažkaip gal ir rinkaus tarp šitų 2 dalykų, bet tiesiog kažkaip užsiliko, gal tas pats, kad tiesiog galimybė pasirodė, tiesiog atsirado galimybė žaisti Jonavoje, rankinio komandos nebuvo, tai taip ir liko, aš galvoju. Nežinau, kažkoks kitoks sportas buvo, tai nežinomas. Ir tas gal ir patiko. O galbūt atsimeni, kažkokie yra įspūdžiai likę iš pačių pirmų treniruočių, kai grįžai, sakykime, namo, ar buvai nustebinta, ar nusivylus kažkom. Kaip tau paliko tie pirmieji įspūdžiai tinklinio? Dabar, kai galvoju, tai labai patiko. Atsimenu, pirmas varžybas kažkaip, kuriuose aš beveik ir nežaidžiau, nesėdėjau ant suolo. Nors buvau aukšta, bet pradžioj man tas tinklinis nelabai sekėsi, tai iš pradžių toks kaip hobis buvo, atsimenu, grįžus namo tai patiko ir norėjau lankyti ir panašiai, bet tai kaip ir vaikai. Tai būdavo, tai nei treniruotė, tai nei treniruotė,
taip ir prasidėjo. O tu viena atėjai, ar, sakykime, bendra klasės, ar yra iš kiemo draugės atėjo į tinklinį? O dabar bet net ir neatsimenu. Man atrodo, kad ir viena. Gal ir buvo, kad iš bendraklasių kažkas bandė, bet nelipo jom. Bet man, kiek atsimenu, man atrodo, lyg ir viena pradėjau. Aha, gerai, tada sekantis klausimėlis. Kokie atsiminimai apie tavo pirmą trenerę Liją Darandovienę? Oi, tai čia daug tų prisiminimų yra vis tiek. Skaityk, kiek žaidžiau Lietuvoje, tai tik pas ją. Aš galvoju, kad ir buvo ta trenerė, kuri pastumėjo. Taip atsimenu, labai gerai atsimenu. Čia buvo gal po kelių metų lankymo. Ir kažkada būdavo, dar sakau, kai buvom vaikai, tai čia lankai, nelankai. Ir toks buvo spyris į užpakalį, kai kažkada pasakė pusiai komandos, nu tai jūs arba lankot, arba nelankot. Ir viskas, tai čia apsispręskit vos, ko norit, žinai. Tai ir nuo to momento kažkaip ir prasidėjo tas toks požiūris, nežinau, visai kitoks požiūris į tinklinį, toks arba gerai, arba darai gerai, arba nedaryk visai. Vos ne, tai tikrai ir, nežinau, geri atsiminimai, tikrai. Aišku, yra visko buvę, bet, nu ką. Nėra namų bedūmų, kaip sakant. Aišku, taip. Bet visą laiką tas toksai buvo, nežinau, toks iš jos pusės visą laiką jaučiau tokį palaikymą ir ypatingai, nežinau, tą tokį vis pastumėjimą. Netgi tokiais momentais, kai dabar galvoju, kad aš gal ir abejodavau, gal ar čia tas tinklinis man ar ne man, bet toks visą laiką būdavo, kad ne, važiuok toliau, tipo. Supratau. Gerai, dabar tavo pozicija yra centro puolėja. Tai prisiminkim pačią pradžią, ar buvo taip, kad tu iš karto tapai centro puolėja, ar kažkokias pozicijas išbandėjai, iki kol atėjai į centro puolėjo poziciją? Čia aš turiu omeny, kaip pradėjai treniruotis. Jo. Šiaip, man atrodo, visą laiką buvau centras. Gal ten yra buvo kelios varžybos, kaip ne. Turbūt tiesiog buvau aukšta, kiek atsimenu. Viena aukščiausių komandų, čia taip, man atrodo, kiekvieno centro pradžia. Tiesiog vienas aukščiausių komandų, nu tai davai, centras. Taip ir prasidėjo. Buvo kažkada, kad nelabai patikdavo man žaisti centru, bet dabar kažkaip neįsivaizduoju savęs niekur kitur, nors palyginti, dabar jau kaip žaidžiu aukštesniam lygiui, tai skaitausi kaip žemas centras. O, gerai, tai gal prieisim, nes jau norėjau peršokti į priekį šiek tiek. Gerai, o kada pradėjai lankyti kažkiek, sakykime, iškart tikrai taip nebuvo, praėjo kažkiek laiko, kada supratai, kad tu tikrai būsi tinklininkė? Buvo toks momentas? Aš galvoju, čia jau gal biški vyresniam amžiui atėjo šitas didelis... Bet dar mokyklinį? Jo, dar mokykloje, tikrai. Man atrodo, gal toks didelis žingsnis kaip į priekį buvo, kai pradėjau su jaunių rinktinę žaist. Toks buvo, nežinau net, wow, čia gal kažką čia galėčiau gal ir pasiekti. Po to, kai pradėjau su Achema žaisti irgi. Man atrodo, kai pradėjau ir su Achema žaisti, atstovauti moterų komandą, toks buvo, gal čia iš manęs kažkas ir išeis. Gal čia visai aš čia nebloga žaidėja. Jo. Gerai, tai žiūrėk, buvo tas etapas, Jonava ir po to atėjo, aš ir pats pamenu, nes paraleliai mes darbavomės su berniukais, tai Lietuvos ten iš pradžių jaunučių, po to jaunių rinktinė. Tai kokie atsiminimai apie rinktinę, kuriai tu atstovavai? Čia dabar liečia jaunučiai ir jaunių. Patys geriausi. Visą laiką patiko žaisti. Ir stovyklos vasaros, ir treniruotės, varžybos. Aišku, tam amžiui dar buvo tas, kad vis tiek ir keliauji, ir matai viską. Bet tiesiog, nežinau, man visą laiką patikdavo. Visą laiką buvau pati pirma, tik tai kas nors pasako, varžybos stovykla, ar norit, ar važiuojam, sakiau, jo. Visada. Daugiau atsiminimų. O dar palaikai ryšį su tada buvusiem komandos draugiam iš Lietuvos jaunučės rinktinės laikų? Jo, palaikau. Ta pačia Rūta Stanulytė, kuri dabar Prancūzijoje žaidžia.
Goda Bakevičiūtė tikrai susirašom viską. Urteniai man tai jinai viški vėliau prisijungė, ne nuo pat pradžių, bet vis tiek kartu ir žaidėm viską, dabar vis dar Amerikoje žaidžiam, man atrodo, paskutinius metus. Tai su kai kuriuom tikrai dar palaikom ryšį. Jo, prisimeni, tikrai būdavo įdomu ir treneriam, ir vaikam Baltic Cup, kai važiuodavom vienais metais į Estiją, kitais metais į Latviją, paskui atvykdavo pas mus. Kokie prisiminimai, kai visos rinktinės ten, kiek rinktinių vykdavo, 2 vaikinų, 2 merginų. 4 kokios. 4 su vienu dideliu autobusu veukšti. Kokie atsiminimai? Ir 3 dienas žaisdavom. Linksma, aišku. Tas pats faktas, kad išvažiuoja anksčiau, tai nereikia eiti į mokyklą, tai čia irgi vienas iš tų, bet tiesiog linksma, gera kompanija, visi buvo draugiški, nuotykių visokių yra buvę, tiesiog visą dieną žaidi, turnyrai, tinklinis, kas patinka, su draugais, tai, sakau, daug atsiminimų. Aišku, prisidirbę esam tais laikais, bet kas nėra. O į eterį galima ar nelabai čia šitą? Ai, gal geriau ne. Gerai. Tai gerai, tada. O žiūrėk, jūsų rinktinė Europos čempionato atranką žaidėt, bet dabar neprisimenu tiksliai kur. Gal tu mums galėtum šiek tiek įvardinti? Čia jaunių? Jo. Maskvoje žaidėm, jo. Ar kažkur netolima? Kažkur Rusijoje. Atsimenu, skridom Urtė apsinuodė, atsimenu labai gerai štarnuolpo per himną. Oho. Jo, bet kas keiščiausia iš tikrųjų iš tavo čempionato, tai aš kai Amerikoje žaidžiau, susipažinau su savo 2 naujom komandžiokėm, kurios buvo iš Čekijos. Ir mes per tą čempionato atranką žaidėm su Čekėm. Ir sako, tu man čia kažkur matyta. Tai po to tik tai pasižiūrėjom čia nuotraukas, viskas sako, o blemba, mesgi žaidėm kartu. Ir netgi ir dabar čia žaidžiant Šveicarijoje, mano komandos draugė yra iš Rusijos, irgi tų pačių metų kaip aš, ir irgi sako, o mes nežaidėm kartais kartu, ir vėl pasižiūrėjom Facebook'e nuotraukas atgal, ir kadangi mes žaidėm prieš Rusiją tais metais, ir pasirodo irgi žaidėm vieną prieš kitą. Tai toks mažas pasaulis. Gerai, tai važiuojam toliau. Taip, Gintarė išaugo Lietuvos jaunių ir jaunučių rinktinių marškinėlius ir Lietuvoje susiformuoja moterų rinktinė. Man rodos, tu pirmais metais ne, bet ir pakviečia tave. Jo. Kokie prisiminimai iš tų laikų? Gerai, buvo toks didelis momentas, aš galvoju, kai dar pačiais pirmais metais tik treniravausi. Ir trenerė, Jėzus dabar bijau sumeluoti vardo. Daiva, iš Švedijoje treniruoja. Iš Švedijos, taip. Jo, ir sako, norim tave pabandyti, tai buvo toks net, wow, geras, nes tikėjau šito. Tai pirmais metais, kad ir norėjau žaisti, bet teko tik treniruotis ir po to sekančiais metais Lietuvoje žaidėm atranką Alytui, man atrodo, jei gerai atsimenu. Jo. Tai buvo toks didelis momentas, kai net pati savim didžiavausi, kad taip toli išėjo nueiti. Ir kai prieš varžybas himnas Lietuvos rinktinės grodavo, tikrai buvo momentas. Jo, man atrodo, kiekvieną kartą, kiek tik žaidėm, tai visą laiką taip šiurpas eidavo ir toks net kartais tokie maži prisiminimai būdavo nuo vaikystės, tas visas kelias toks praeitas, tai tikrai geri atsiminimai. O tau keletą metų teko atstovauti, ne, rinktinė, nes paskui sunyko jinai. Jo, pirmą kartą, kai teko atstovauti, man kiek 18, man atrodo, tada buvo. Ir po to dar galvojau, gal sekančiais metais, kai grįšiu po 1 metų Amerikoje, gal pakvies, ar čia bus ta rinktinė, ar nebus, bet kaip po to supratau, kad nieko čia neišėjo, tai kas labai gaila iš tikrųjų, bet, yra kaip yra. Jo. Gerai, tai važiuojam toliau. Galbūt galėtum šiek tiek išvardinti kažkokius svarbesnius laimėjimus, bet čia kas liečia jaunimo amžių, sakykime, Lietuvos lygmenių. Laimėjimus.
Jėzus dabar net nežinau, ar atsimenu. Kaip su Nu, Jonavos bet komanda su 98-7 tai būdavo, nu, man atrodo, top 3 laikėmės. Pirmos vietos nežinau, ir man atrodo, niekada ir kas neišėjom pagrindinės laimėti, bet konkurentais buvo Kaunas ir Vilnius? Kaunas Vilnius pagrindė jo laikėsi. Bet pagrindė jos ten būdavo dėl 1, 2, o mes dėl 2, 3, taip 4 kažkur vis kovodavom. Vis kažko pritrūkdavom, matyt. Supratau. Gerai, tai keliamės į antrą etapą ir antram etape pakalbėsim, mes jau šiek tiek užsiminėm, bet vis tiek dar prisiminsim apie patekimą tavo į Jonavos Achemos komandą. Tada vadinosi Achema, dabar vadinasi šiek tiek kitaip. Tai realiai jau klausiau, bet gal dar vis tiek, kiek tau pačiai tada reiškia, sakykime, sportuoju sporto mokykloje ir aišku, tavo buvo tada ta pati trenerė ir sporto mokykloje, ir Jonavos Achemai. Ir kažkuria diena viena ateina treneriai, sako, Gintarė, nuo kito sezono ar nuo kitos treniruotės aš kviečiu tave į Jonavos komandą. Kaip tada Gintarė sureagavo? Nu, žiauriai džiugu buvo. Iš pradžių dar kaip ir su to pačiu rinktinė, kai prasidėjo tik tai treniruotės, ten jokių varžybų nebūdavo. Biškį ir streso būdavo kartais, nes vis tiek čia aš buvau jauna, o žaidžiau su moterim, nepatyrus vis tiek, tas stresas kartais būdavo, ten kokią nesąmonę padaryti per treniruotę, tai iš pradžių gal net ir baisu buvo pačioj pradžioj, toks, oho, čia visai didelis reikalas, čia moterų komanda, čia turi stengtis viską gerai daryti. Tai buvo kartais, kad galvodavau, kad čia gal per anksti. O kaip kada, jo, bet gerai, kad spausdavo. Jo. Man ir norėjosi kartais, kad spaustų, nes niekada nebuvau už tų, kad čia mane, kad čia lengvai, kad čia į tave lengvai paduosiu, man jau geriau tegu iškerta, bet jeigu, nu kaip ir kažkada sakau, kaip man likęs nuo to amžiaus, jeigu darai, tai daryk gerai, čia su tom treniruotėm, kažkada Lija pasakius yra. Arba lankai, arba ne, viskas. O kelių metų patekai į Achemą? Dabar bijau sumeluot, kokių gal 16. Maždaug, taip plius minus, jo. Gana anksti. Ir kai patekai pirmą sezoną, jūs su Achema Baltijos lygoje žaidėt? Man atrodo, jo. Sėdėjau aš ant suolo tada, bet man atrodo, jau žaidėm Baltijos lygoje. O pameni savo konkurentės iš to sezono aikštėj centro puolėjas, ar nebelabai? Centro nebelabai, bet atsimenu, Kertulakinai, man atrodo, Deganavas buvo. Ir teko ir prieš ją žaist, Jėzus. Susirašydome su ją, žinau, kad dabar kažkur jinai žaidžia, bet atsimenu tik ją ir gal dar kelėje. Jo, o centrų tai nelabai. O ką esi laimėjusi su Jonavos Achema? Esi Lietuvos čempionė tapusi su Achema? Jo, man atrodo 2 kartus. Ir paskutiniais metais 2 likom. Jau prieš išvažiuojant į Ameriką. Jo. Ar prisimeni žaidėjas iš Achemos tos 2 ar 3 sezonus, kur žaidėjai, ir ar palaikot ryšį dar su Achemos žaidėjom buvusiam? Jo, kad prisiminti tikrai jo, ar palaikom ryšį, tai turbūt labiau tik tai, kai grįžtų į Lietuvą, tai su to pačia Rosita, su Akvilė kartais, gal netiek daug mes tą ryšį palaikom, bet kartais būna išeina, susimatom. Supratau. Gerai, tada 3 etapas, kurį aš pavadinęs kelionė į JAV. Tai ar jau mokindamasi 12 klasėje, tu žinojai, kad išvyksi, ar tiesiog įvyko viskas spontaniškai kažkada gale, jau ten artėjant egzaminams? Kaip tas įvyko momentas, kad tu nusprendei vykti į Jungtinės Amerikos valstijas? Man atrodo, čia gal 12 klasės pradžiai buvo tik tokia mintis, pati trenerė Lija pasiūlė, sako, kad norėtum pabandyti išvažiuoti į Ameriką. Tai iš pradžių galvojau,
eikit, čia man ta Amerika, mano anglų kalba buvo tikrai ne kažką, tuo tarpu mokytis Amerikai važiuoti, Jėzus, baisu buvo, tai iš pradžių galvojau tikrai, ne, čia nereikia, ne, bet vis trenerė ragino, sako, ką tu čia Lietuvoje jau daug ką pasiekus, ko nepabandyti. Nu ir sakau, nu gerai, tai čia gal kažkur pradžioje vidury, 12 klasės buvo, kai pradėjom kažką bandyti, ieškoti universitetų, žmonių, kurie gal galėtų padėti išvažiuoti į tą Ameriką. Bet čia visas tas laikotarpis labai greit praėjo. Man, žiauriai greit atrodo, kad man toks jausmas, kad buvo čia viskas ekspromtų gale, nors užtruko, mažiau nei metus. Bet man labai greitai atrodo, kad praėjo tas laikas. O tai atsirado žmonių Lietuvoje, kurie pagelbėjo? Ar tiesiog treneriai čia daug prisidėjo? Jo, buvo variantas išvažiuoti į koledžą, dabar gal Ilinojų, lietuvių trenerė, bet aš dabar neatsimenu nei vardo, nei pavardės. Bet aš gavosi, kad pas ją neišvažiavau, o išvažiavau į Kentukį. O ten atsiradau dėl to, nes kai žaidžiau su moterų rinktinė ir Monika Šalkutė tuo metu žaidė moterų rinktinį grįžus ir jos universiteto komandos draugė iš Lenkijos irgi baigė kartu su universitetą tais metais ir sako, girdėjau, kad nori išvažiuoti į Ameriką ir ta mano draugė Lenkė, jinai dabar kaip trenerio asistentė dirba Kentukio koledže vienam iš Lindsey Wilson. Sako, nori, galiu pabandyti duoti kontaktus, nusiųsti video, gal visai išeis. Tai taip ir gavosi, nusiunčiau video, patikau jiem ir gavosi, kad išvažiavau ten. O tai buvo vis tiek pirma kelionė tavo į Jungtinės Amerikos valstijas tada? Jo, ir buvo baisu. Nu tai aš ir norėčiau paklausti, kokie įspūdžiai. Jauna mergina baigus 12 klasių atvyksta studijuoti į Ameriką, nusileidžia lėktuvas. Kokie pirmi įspūdžiai iš Amerikos? Kaip jauteis tada? Streso buvo daug, atsimenu, lėktuvė skrido jungimas buvo iš Kopenhagos į New Yorką. Atsimenu, sėdėjau lėktuvą ir galvojau, ką aš darau. Dieve, ar čia gerai, ar blogai, tokia baimė. Atsimenu, pasitiko mane ta trenerio asistentė, ta pati Lenkė. Kaip ir viskas gerai, bet to pačiu jaudulys, sakau, ta mano anglų kalba žiauriai kirto, nes nebuvo tikrai gera. Tai to streso buvo daug. Vis tiek nieko nežinau, žmonių nežinau, tiesiog viskas žiauriai nauja. Ta tokia nežinia pastovi, tai Dėl to buvo baisu visą laiką. Pirmas 2 dienas tai net negalėjau patikėti, kur aš esu, nes atrodo toli nuo namų, bet kad taip toli nuo namų, tai... Supratau. Ir pirma tavo stotelė Amerikoje buvo Lindsey Wilson College, taip. Ir kokie prisiminimai iš šito koledžo? Kaip, pirmi metai nebuvo lengvi, visgi pirmi metai, ta anglų kalba, mokslai, viskas, spaudimas, viskas nauja. Tuo pačiu buvo nesutarimų su treneriu. Jau pirmais metais pajaučiau, kad mes viens kitam nelabai patinkam, bet čia ne vien... Iš pradžių galvojau, kad čia tik tai aš, bet po to, kai pakalbėjom su kitom tarptautiniam žaidėjom, tai supratau, kad čia konfliktai vykdavo ir prieš man atvažiuojant. Ir tiesiog kažkaip po 2 metų galvoju, ką aš čia kankinuosi, nes vis tiek atvažiavau žaist pagrindė. Galvoju, reikia keisti universitetą, nes buvo tokia akimirka po 1 metų, kai galvojau, kad iš viso mesiu aš tą tinklinį, ne tik Amerikoje, bet apskritai, nes jaučiausi taip, kad jokia čia iš mane žaidėja, bet ačiū Dievui nepasilikau prie šitos idėjos, aš pasikeitė mano nuomonė, galvoju, ne, dar pabandysiu dar 2 metus, kažkur kitur ir tada užžiūrėsim. Tai ir po to
kai pakeičiau universitetą, viskas dėl į gerąją pusę pakrypo, ačiū Dievui, ir dabar va, esu kur esu. Jo. O vis tiek man tai, aš labai smalsus žmogus, įdomu, kas ten su to treneriu vyko, kas ten blogai, žinai. Nu, labai jis daug konfliktų pats keldavo tarp komandos. Komanda buvo skirus labai dvi dalis - amerikiečių žaidėjų ir tarptautinių žaidėjų pusę. Ir jis dažnai ne tai, kad bandydavo mus kartu sujungti, kad žaistume kartu. O koks santykis buvo amerikiečių ir kitataučių? Amerikiečių žaidėjų ir kitataučių. Nu, toks. 50-50 ar... Tiesiog, jo, man atrodo, pusė per pusę buvo, nes tikrai turėjom žaidėjų iš Brazilijos, Serbijos, Lenkijos, mes gal buvom 7 iš kitų šalių. Tai buvo labai, labai panašiai. Ir va tiesiog jis kažkaip mus keldavo per pusę visą laiką ir nebuvo to tokio komandinio žaidimo, nors ir laimėjome paskutiniais metais čempionatą NAA. Ir kas labai buvo keista kitų koledžų akim, kad po tų metų visa komanda išsiskirstė, daug žaidėjų, ne tik aš išvažiavau. Išvažiavo ir į kitus koledžus, nes tiesiog nebegalėjom mes jau kęst. Buvo fizinis mūsų paruošimas buvo beproto sunkus. Ten mes juokaudavom, kad galėtum eiti į kariuomenę ir būtų labai lengva mums ten. Nes, iki tokio lygio mus nuvalydavo, kad tiesiog... O treneris rūpinosi ne tik tinkliniu, bet ir fiziniu rengimu. Ar buvo atskirai fizinio rengimo treneris? Šitam koledže jo, jisai buvo tas, kuris rūpinosi mūsų fiziniu parengimu, jis turėjo savo atskirą nuomonę apie tai. Ir sakau, būdavo mūsų futbolo komanda, žiūrėdavo į mūsų bėgančias ant bėgtakių ir sako, mes žaidžiančios futbolo tiek nebėgam, kiek jūs. Supratau, tai tu 2 metus toj komandai išbuvai, taip? Jo. Ir po to į Martiną, aš nežinau, kaip čia tiksliai tu pasakysi, persikėlė kitur, jo? Jo, į Martiną. Ir kokie įspūdžiai iš tenai, kaip jautėsi tada? Žymiai geriau. Iškart, kai tik po pirmo net vizito, kai tik tai nuvažiavau ten pabandyti, apsižiūrėti, kaip viskas, labai patiko komanda, patiko trenerė. Tinklinio lygio gal nebuvo labiausiai patyrus trenerė, bet tikrai kaip žmogus nereali, patys geriausi atsiminimai. Ir man tuo tarpu gal ir labiau to norėjosi, nei to kažkokio aukšto lygio, labai sunkaus darbo, nes jau buvau pavargus po tų 2 metų pirmam koledže, aš tiesiog norėjau žaisti ir pajausti vėl tą laimę aikštelį, tą adrenaliną, entuziazmą, viską. Ir ta komanda man tą ir davė. Ir per tuos 2 metus aš vėl susigrąžinau tą gal, sakykime, aistrą tinkliniui ir tą norą toliau žaisti, už ką aš visom tiek komandai, tiek treneriai esu labai labai dėkinga. Bet tie 2 metai, kuriuos praleidai, jie tau užsiskaitė po to universitete jau, ar kaip? Ar jie nuėjo tiesiog, kaip sakant, šunį ant uodegos? Kaip, užsiskaitė. Aš pakeičiau savo dalyką, ką mokiausi, nes pirmus 2 metus mokiausi turizmo sporto vadybą, po to aš pakeičiau į sveikatą ir fizinį paruošimą. Ir vis tiek Amerikoje taip ir skaitosi. Galima žaisti ir 5 metus, jeigu nori, bet gaunasi, jie vadina taip red shirt, kas reiškia, tu tik tai treniruojasi, bet nežaidi jokiose varžybose. Ką mano treneris pirmas taip ir padarė, bet tuo pačiu jis kaip ir panaikino tą mano red shirt vadinamą, nes mane įkišo žaisti varžybas, kurios nieko nereiškia, bet kadangi jau dalyvavau oficialiuose varžybose, tai gavosi, kad aš jau nebegaliu toliau turėti to red shirt ir gaunasi, kad aš galiu žaisti Amerikoje tik 4 metus, o ne 5. Tai dėl to man tas irgi nepatiko, dėl to buvau truputėlį supykus ant jo.
Supratau. O biški norėčiau, kad palygintum dabar, aišku, ten buvo 2 treneriai, 2 komandos, bet kiek skiriasi treniruotės pobūdis, viskas Lietuvoje ir Amerikoje? Nu, sunku pasakyti, ką lyginam. Ar lyginam Lietuvoje kaip pat klubų treniruotės ir panašiai. Aišku, Nu, Amerikoje iš viso labai gerai suderinta sistema tiek mokslo, tiek sporto. Europoje, imant kartu ir Lietuvą, tu arba mokais arba žaidi. Labai sunku suderinti tokius du dalykus, o Amerikoje, sakau, ta pati sistema labai gera. Aišku, Amerikoje ir pats tinklinio lygis aukštas, žiūrint, kur tu žaidi ir visa kita, ir fizinis paruošimas visai kitaip žiūri į tai, į tave žiūri kaip į sportininką, labiau nei kaip į studentą. Tai gal dėl to Lietuvoje turbūt būna, ateini vakariai treniruoti ir viskas, o ten tu keliesi 5 ryto, eini į fizinį arba į treniruotę, paskaitos, treniruotė, tada visokios ten reabilitacijos ir visa diena sustatyta eilėn, taip, tai gal tas ir skiriasi, kad, sakau, galima suderinti abu žymiai lengviau nei Lietuvoje. tu truputį užbėgai už akių ir sekantį mano klausimą jau kaip ir atsakei, bet vis tiek gal grįžkim, nes kaip galbūt dabar žiūrės, ar dabar žiūri, ar žiūrės po to šitą įrašą, sakykime, kažkokia jauna tinklininkė Lietuvoje, kuri irgi gal masto apie Ameriką ir galbūt būsi tu tas žmogus, kuris ją paskatins. Tai kaip atrodo ta diena, nes tikrai ta Amerikos sistema, jinai yra įdomi ir žavinga tų universitetų. Kaip atrodo diena, tavo, kaip atrodė diena, kaip sportininkės Amerikos koledže? Sakykime, kai yra treniruotės, paskaitos šiek tiek, visos dienos eiga, jeigu gali apibūdinti. Nu tai, aišku, dar priklauso, kur žaidžiau, bet, iš esmės labai panašiai. Tai tarkim, jeigu man pirmą koledžą, tai kartais būdavo pirma treniruotė 5 ryto, tai keliesi 4:30 ir varai. Tai būna arba fizinis, arba tinklinis. Ir tada po tos treniruotės nusiprūsti, greitai pavalgai ir eini į paskaitas. Ir kokių 2-3, tai priklausomai nuo dienos, paskaitos visą dieną ir tada vėl treniruotė. Vėl arba tinklinis, arba fizinis. Ir po to mokaisi, namų darbai, rašto darbai, dar kažkas ir eini miegot. Arba kartais vėlai, arba nelabai, pamiegi ir vėl, keliesi anksti, ne kiekvieną būdavo, dieną reikia keltis ten tos 4:30, bet bent jau 2-3 kart per savaitę tai būdavo. Tai antram koledže būdavo biškai gal ne taip anksti, būdavo 6 ryto treniruotės fizinis, bet taip sakau, treniruotė, keliesi, treniruotė, paskaitos, pavalgai, taip ir gyveni visą laiką. Savaitgaliais varžybos. Ir tada sekmadienį gal būna laisva diena. O buvo momentų, kai jausdavais tikrai labai pavargus ir galbūt šiek tiek psichologiškai išsekus. O jo, ne kartą taip yra buvo, kad galvoju, jau nebegali tiesiog ta rutina tiek įsivažiavus, kad jau atrodo, eini iš proto, čia jau per daug, čia per sunku, čia dar kažką. Bet kažkaip galų gale vis tiek patinka sportas, patinka, ką tu darai ir tiesiog negali imti ir mes, nes čia biški sunku. Nors kartais būdavo tikrai labai sunku ir plus, kai prisideda dar visokios, tarkim, traumos, ar ne, mano 3 metais gavau labai didelę traumą, skilo kaulas čiurnoj ir žaidžiau ir būdavo ir per skausmą. Po to ten prisideda prie tos visos dienotvarkės, prisideda dar reabilitacijos kokios 2 valandos, kas irgi prie tos rutinos dar iš tavęs atima laisvo laiko tą reabilitaciją, plus normaliai žaisti negali, nes pastoviai skauda, ir kerta per smegenis toksai. Bet kartais nėra lengva, tikrai. O tu paminėjai traumą ir reabilitacijas, labai įdomu iš tikrųjų palyginti irgi. O kai tu gauni traumą Amerikoje koledže, tavim koledžas rūpina, ar tu pats turi rūpintis reabilitaciją? Dažniausiai koledžas, nes
kadangi tarptautiniai studentai dažniausiai gauna pilną stipendiją, į kurią įeina ir draudimas, tai vis tiek yra ir kinesterapeutai, kurie padeda, tai su tavim dažniausiai dirba, apkeipuoja, masažai, pratimai, tikrai rūpinasi tavim. Nėra taip, kad esi vienas ir maždaug daryk, ką nori. Supratau. Gerai, tai keliaujam visai į pabaigą iš Amerikos, tai iš tikrųjų neberadau to straipsnio, nes prieš kažkiek metų skaičiau jį, bet norėčiau, kad prisimintumėm įdomų dalyką, kai, nežinau tiksliai, senior vakaras, kaip vadinasi, kai buvo ten tas įvykis, kai tu nežinojai ir atvyko pas tave, tau nieko nežinant. A ne? Buvo taip. Tai norėčiau, kad prisimintum ir papasakotum, kaip tu visko nežinojai, kaip atvyko, kaip jautėjais ten, nes aš mačiau ir video, atsimenu, tai ten įspūdinga buvo. Jo, tai ten tas senior night yra vadinama kaip 4 kursų naktis, tai čia Amerikoje universitetuose labai populiarus dalykas. Gaunasi paskutinės namų rungtynės. Ir kadangi 4 kursiai, paskutiniai metai, tu žaidi paskutinės namų rungtynės, čia tokia kaip pagerbimo šventė gaunasi. Ir taip ir gavosi, kad, žinau, kad ta diena ateina, neįsivaizdavau, iš vis nieko visiškai neturėjau galvoje, kad čia gal kažkokia staigmena bus, kaip visą laiką ten būna dovanos dovanėlės kažkokios ir panašiai, bet mano dovana buvo turbūt geriausia, kokią tai galėjau gauti. Tiesiog, aš iš pradžių net neišgirdau, tiesiog ten kažkas kažką sakė, ten nesupratau, kas ką sakė, bet tiesiog atsimenu, kad šalia manęs atstovėjo komandžiokė, sako, Gintarė, atsisuk, tipo, žinai, ir aš atsisuku ir ten mama su Roberta ateina. Ir visiškas šokas buvo, viskas išnyko, galvoju, ką čia, net negalėjau patikėti, kad čia tikrai, nes žiauriai keista buvo matyti žmonės iš Lietuvos, artimiausių savo žmonės. Ir toks buvo net, kaip gal sakyčiau, 2 pasauliai tokie susijungė į vieną, nes turėjau vos net gyvenimas yra Lietuvoje ir tada tu išvažiuoji į Ameriką sezonai ir toks kaip net 2 skirtingi gyvenimai, 2 skirtingi pasauliai. Ir susijungia tą naktį vieną, bet geriausias ir šilčiausias prisiminimas, kokį tik turiu. O kas visą tą reikalą organizavo ir kaip sekėsi nuslėpti nuo tavęs? Tai kiek žinau, visą mintis atėjo mano treneriai šitą ir jinai viską organizavo su Roberta. Ir nes mano mama nekalba angliškai, tai komunikacija, viskas vyko per ją ir net neatsimenu, kiek laiko čia viskas buvo slepiama nuo manęs, bet daugiau nei visą vasarą. Nes visą vasarą, kol aš buvau namie, Lietuvoje, visi žinojo, kad čia atvažiuos į Ameriką, mane nustebint, bet nieks nieko nesakė. Tai aš net neįsivaizduoju, kaip jiem čia pavyko viską taip išlaikyti paslapty, nors nesu aš baisiai protingas žmogus, čia turbūt nuo manęs nuslėpti buvo lengva. bet sakau, tokį ilgą laiką laikyti paslaptį ir sakau, kaip ir minėjau, mano trenerė antra Amerikoje, kad gal aš nebuvau pati geriausia tinklinio trenerė, bet pati komanda jai labai rūpėjo ir vien už tai, kad jinai suorganizavo visą šitą surprizą man, tai būsiu visą gyvenimą turbūt dėkinga už tai jai. O ta trenerė vis dar dirba tam koledže, ar tu nežinai? Jo, vis dar dirba tam pat. Tai reiškia, ir toliau daug laimingų žmonių daro. Būtent. Gerai, tai tada Jungtinės Amerikos valstijas kol kas paliekam ramybėj, keliamės į Europą ir baigėjai koledžą. Ir kaip ir iš kur pas tave atsirado galimybė atvykti žaisti į Belgiją? Mane susirado agentūra, Tomasik agentūra. Iš tikrųjų, su manim susiekė vadybininkas vardu Derekas.
kurio žinutę aš ne tai, kad ignoravau, bet aš tiesiog kažkaip nepamačiau, kad yra užklausa Messengerį. Ir ten gal kokius 3 mėnesius ar 4 mėnesius ta užklausa. Ir tik po to laiko aš pamačiau, kurio jis parašė: labas Gintarė, žinom, kad žaidi tinklinį, kad esi iš Lietuvos, bla bla bla, bet norėtume tau pasiūlyti kontraktą ir kad atstovautų mūsų agentūrą. Tai aš jam iš karto kreditį prašiau: o Dieve, atsiprašau, kad čia taip pramazinau, ir paklausiau, ar vis dar pasiūlymas galioja, nes tikrai visą laiką norėjau žaisti užsienį, net ir prieš pat išvažiuojant į Ameriką man visą laiką norėjosi žaisti kažkur Europoje. Ir galvojau, kad Amerikoje po studijų tikrai grįšiu ir žaisiu kažkur Europoje, nežinau kur, bet kažkur. Ir jie sako: jo, tipo, viskas gerai. Daviau savo kontaktus, pradėjom susirašinėti ir jis pradėjo ieškoti klubų, kurie domėtųsi. Siunčiau video iš Amerikos ir gale tiesiog sako, kad yra variantų. Buvo keletas variantų, ar tas vienintelis Belgijai? Buvo Belgija, žiūrėjus dar Vokietijoje kažkur ir Šveicarijoje. Bet Vokietija labai greit atkrito, po to liko Šveicarija kažkur, bet aš neatsimenu, kur dabar tiksliai jis ten kažką rado. Ir po to gavosi, kad liko to Šveicarija ir Belgija. Ir jis, kai manęs paklausė, ko tu labiau nori, ar kas tave domina, ar šalis, ar klubas, ar tu nori labiau, kaip čia, tobulėti ir panašiai. Ir aš jam iškart pasakiau, kad norėtųsi klubo ar trenerio, kuriame galėčiau toliau tobulėti kaip žaidėja. Ir jis sako: gerai, tada siūlyčiau tikrai Belgiją, nes treneris tikrai geras ir pats treneris labai iš pat pradžių domėjosi, labai daug komunikavo su manim ir toks jautėsi iš jo pusės, kad tikrai norėtų, kad aš atvažiuočiau. Ir tiesiog sakau: gerai, tada liekam prie Belgijos. Jo, tai kaip tik vakar ar užvakar ieškodamas šiek tiek informacijos apie tave ir radau tavo vieną interviu, kad labai sužavėjo treneris Ugo Bleiras, jeigu gerai ištariau. Ja? Tai kokia tai asmenybė, kokios treniruotės pas jį, kokie akcentai treniruotėse, kuom jis tave sužavėjo, galbūt galėtum papasakoti šiek tiek? Visas jo gyvenimas yra vien tik tinklinis, jisai pats žaidęs ir Europoje vienam geriausių klubų, tuo tarpu vyrų, labai daug patirties turintis treneris, ne kaip treneris, bet kaip žaidėjas, pats buvęs libero, bet labai detaliai žino tinklinį ir mato kiekvieną tavo judesį, klaidą, kaip ką, ir labai dirba, labai atvirų pažiūrų treneris, nemoko tavęs, kaip žaisti ant viena sistema ar dar kažką, labai priklausomi nuo tavęs, kaip tu buvai treniruota anksčiau, kas tau labiau limpa kaip žaidėjai. Tiesiog jo žinios tinklinį yra nerealios, treniruotės sunkios, pats kaip žmogus yra šiek tiek nuprotėjęs. Taip pat angliškai pasakius visiškai crazy. Tiek per varžybas, tiek per treniruotės. Bet tas ir būdavo, kad kartais jo gal man ir per daug būdavo kaip asmenybės. Labai didelė asmenybė turintis treneris. Ir tos treniruotės būdavo kartais sunkios tiek fiziškai, tiek psichologiškai, nes kiekvieną detalę apšneka, kiekvieną detalę pataiso. Ir dėl to jaučiau, kad labai patobulėjau tam tikrose dalykuose. Ir būdavo verta, kad ir būdavo kartais atsikeli ryte ir galvoji, jau net nebegaliu, jau viskas skauda ir jau pavargus ir psichologiškai ir viską, bet tu žinai, kad verta, tiesiog kiekvieną dieną vos nejauti, kad tobulėjai, vis kažkas gero įvyksta. Tai dėl to, sakau, man toks jausmas, kad per tuos metus Belgijoje aš patobulėjau žymiai labiau nei per 4 metus Amerikoje. Supratau. O gal šiek tiek papasakok apie miestą, apie sąlygas, kurias gyvenai Belgijoje? Sąlygos geros buvo, pats miestas buvo nedidelis, gyvenom Prancūzijos daly, bet pati šalis labai graži, pavažiuoti ten toli nebuvo kur, nes valandą kelio iki Briuselio buvo, tai pati vieta tikrai žiauriai gera, aišku, korona kišo koją praeitais metais, bet pačios sąlygos buvo duotos viskas, ko reikia. Supratau.
O kurią vietą jūs tada čempionate Belgijos užėmėt? Ar nesibaigė Dabar dėl kaip koronos? keista ir neatsimenu. Man atrodo, vietų nebuvo, dėl koronos labai Mm? nebuvo nesikeitė rankingai tie visi pozicijos. Ir prieš man atvažiuojant jie buvo gal 10 vietoje ir 9, kažkas tokio. Bet tais metais sezonas nesiskaičiavo kaip kažkas. Tiesiog žaidė tie klubai, tos komandos, kurios ir toliau norėjo žaisti ir treniruotis. Ir tas čempionatas buvo tik tam, kad žaidėjai toliau galėtų žaisti. Gerai, tai atėjo sezono pabaiga, baigėt čempionatą. Kodėl tada, sakykime, nelikai Belgijoje, kodėl? Likti visai kaip ir norėjau, didžioji dalis dėl trenerio, nes jaučiau, kad visgi labai tobulėja ir čia mano pagrindinis akcentas yra, kai tiesiog aš esu dar jauna ir šviežia šitam visam profesionaliam sporte, tai tikrai viena iš mano motivacijų, kodėl noriu toliau žaisti, nes tiesiog noriu tobulėti ir visą kitą. Bet treneris labai keitė visą komandą iš dalies, iš visų tarptautinių žaidėjų, kurios mes ten buvom, jisai atsikratė visų ir jis norėjo labiau patyrusio centro, sakė, kad turiu labai daug kur augti ir panašiai, bet tiesiog norėjo kažko su didesnė patirtim nei aš. Ir čia viskas ok, nėra jokių asmeniškumų, tai tiesiog pakalbėjau su agentu ir surado variantą Šveicarijoje. Tai gal treneris buvęs tas Belgijai tikisi, kad kažkur kitur įgausi patirties ir dar grįši į Belgiją? Nu, bent jau taip man jis ir pasakė. Sakė, gal po metų, po kelių, kai patirtis išauks, sako, aš visą laiką norėčiau, kad tu grįžtum čia, nes visai, bent jau taip man jis pasakė, kad jam patiko dirbti su manim, tai taip ir yra. Gerai, tai tada baigėsi etapas Belgijoje ir kaip atsirado variantai išvykti žaisti į Šveicariją ir ar tai buvo vienintelis pasiūlymas ir dėl ko pasirinkai dabartinę komandą Šveicarijoje? Dėl koronos visi biški buvo sunku ieškoti klubų, mums visom atsimenu. Dar kalbėjom su komandos draugėm Belgijoje. Čia buvo pirmas variantas Šveicarija ir aš, kai kalbėjau su agentu, klausiau, ar yra kitų pasiūlymų ir sakė, kol kas nėra, bet būtent šitas klubas labai norėjo, kad aš ten pas juos atvažiuočiau ir labai noriai dirbo tiek su manim, tiek su mano agentu. Ir aš kai pakalbėjau, sako, galime ir toliau ieškoti variantų, bet šitas klubas, aišku, visą laiką irgi nelauks. Ir sako, dėl koronos gali būti taip, kad tu po to iš vis nesusiras jokio klubo, nes labai daug klubų pasiliko tuos žaidėjus, kurie nežaidė, nes dauguma klubų iš viso nežaidė to sezono tais metais, tiek Belgijoje, tiek kitose šalyse. Tai aš tiesiog galvojau, gal nereikia čia rizikuoti ir tiesiog yra variantas, sąlygos geros, viskas gerai, kodėl ne? Šalis irgi atrodo, Šveicarijoje niekada nebuvau buvus, tai galvoju, kodėl nepabandyti lygos ten, pažiūrėti, kaip reikalai vyksta čia. Tai gerai, šiek tiek papasakok apie, nežinau kaip taisyklingai, nes keletą pavadinimų tavo komanda turi, Valtra trumpinys būtų. Valtra. Tai papasakok šiek tiek apie Valtrą komandą, apie jūsų šiuometinį trenerį, apie treniruočių sąlygas, apie gyvenimo sąlygas. Šiaip sąlygos tikrai geros, tiek salė, tiek pati komanda tikrai gera. Aišku, jinai surinkta labai nauja, sakykime, nes mūsų visas startinis šeštas yra naujas. Tiek aš, tiek naujas žaidėjas iš Ukrainos, Rusijos, Ispanijos, mes niekada nežaidė nei viena su kita, tai pradžioj sezono buvo, taip sakykime, sunku susižais, pajaus vieną kitą aikšteliai, ypatingai kai dar žaidžiam prieš klubus, kurie jau žaidėjai žaidžia jau ne pirmus metus vieną su kita.
Tai dėl to sudėtinga buvo. Dabar truputėlį geriau, aišku, vis dar kažkaip mes nerandam savęs. Vat, praeitą sekmadienį laimėjom pirmas rungtynės pagaliau. Tai tas gerai, bet kažkaip šį sezoną biški sunkiau einasi tiesiog surasti vieną kitą aikštelį, kažkas vis nelimpa. Pats treneris tikrai nėra blogas, trūksta mano nuomonė jam šiek tiek patirties, gal treniruojant aukšto lygio komandas ir aukšto lygio žaidėjus, bet žiūrėsim kaip bus. Man atrodo, reikalai eina geryn šiuo metu. Ir žiūrėsim, kaip toliau mums čia seksis sezono metu. Šeštadienį turim vėl varžybas ir žiūrėsim, kaip seksis. Jo, tai šeštadienį mes iš tikrųjų laukiam 3 taškų, nes turnyrinė lentelė aš pažiūriu ir žinau jūsų varžovės. Ir dar vienas dalykas, aš beveik visas jūsų varžybas žiūriu, kai yra galimybė, kai jūs namie žaidžiate, tai visada tai šiek tiek susidariau nuomonę, kad kažkaip jūsų žaidimo planas nėra tau palankus dėl to, kad labai jūsų komanda mažai žaidžia iš tikrųjų per centrą. Jo, dėl šito tai sutinku ir mes čia per paskutinius susirinkimus komandos kalbėjom apie šitą, kad varžybose, kuriuose mes truputėlį daugiau žaidžiam su centrais, dažniausiai sužaidžiam žymiai geriau. Ir šiandien dėl to, kad centrai, bet tiesiog kamulio išmėtymas būna geresnis. Ir mūsų kėlėja dėl šito dirba mūsų treneris su mūsų kėlėja, kad daugiau būtų išmėtomas kamuolys ne tik centram, bet ir tiesiog žaidimo eigoj, kad nebūtų keliama tik tai vienam ar dviem žaidėjam. Tai dėl to truputėlį sunku kartais būna ir žaist, įsijungti tą žaidimą, kai gauni ten tik tai kelis kamuolius per setą ir panašiai. Tai dėl to jo, šiek tiek sudėtinga būna kartais varžybose. Supratau. Tai jau truputį paminėjai, bet praėjusį savaitgalį iš tikrųjų ir aš pats žiūrėjau ir tikrai labai širdis džiaugiasi, kai iškovojot pergalę, nes prieš tai buvo ten 8 kiek pralaimėjimai iš eilės. Tai kiek daug dabar reiškia ta pergalė jūsų komandai, nes įtariu ir pasitikėjimas savim ateina ir emocinis užtaisas, tai kiek daug reiškia jums ta pergalė? Oi, be abejo, aišku daug, visų nuotaika iš karto pakilėta buvo, nes jau laukta ta pergalė buvo, nes tikrai buvo varžybų, kurias galėjom laimėti, bet tiesiog prisidarėm pačios begalę klaidų. Ir tos pačios varžybos praeitą savaitgalį tikrai galėjo būti irgi geresnės, nes kai vėlgi peržėm varžybas ir panašiai, matos tos klaidos, bet tuo pačiu 3 taškai laimėjom, tai tokia didesnė motyvacija žymiai yra žais ir tokia net, nežinau, atgaiva, toks palengvėjimas, kad tiesiog džiugu, kad nutrauki tą seriją pralaimėjimų ir dabar tokia, sakau, žymiai didesnė motyvacija tiek žaidimo, tiek treniruočių atžvilgių. Norisi dabar jau net akis dega tų varžybų ir tikėkime pratęsti tą pergalių seriją. Jo. O kaip galvoji, ko trūksta jūsų komandai, kad į turnyriniai lentelį ir tų pergalių daugiau būtų Šveicarijos lygoje? Tai aš ir galvoju, gal to tokio biški kitokio paskirstimo, to kamulio išmėtymo aikšteliai. Tokio, gal sakyčiau, truputėlį protingesnio žaidimo. Mes gal per paprastai šiuo metu žaidžiam, per saugiai bandom tiesiog praeiti aukštais kamuoliais. Turim galingus kraštus tikrai ir mūsų diagonalas ir 4 zona stiprio žaidėjos. Per jėgą gali praeiti ir panašiai, bet to neužtenka. Čia nebe tas lygis, aš galvoju, to ir trūksta. Ir aišku, savų mažiau klaidų. Dažnai būna su padavimais labai nenusisekę žaidimas, tai sakau, mažiau savų klaidų ir to tokio kitokio kamuolio išmėtymo norėtųsi. O jau jūs sužaidėt su visom tom top 1, 2, 3 vieta komandom ten, aš dabar tiksliai neatsiminsiu, ten jos visos 3 žaidžia ir Europos taurėse. Ar daug skiriasi
tas lygis? Nuo jūsų komandos. Tarp jų ir mūsų komandos turiu menį. Jo. Pačios komandos gal ne, bet tiesiog tos top 3 komandos, jos ilgiau žaidžia kartu. Tikrai žaidėjai grįžta 3., 4., 2 metam. Tokia labiau gal susiformavus komanda. Tos pačios 3 komandos labiau susiformavusios yra. Tuo pačiu mes, sakau, ilgą laiką dar ir pačioj pradžioj, nes mes sezoną pradėjom žaisti su tom top 3 komandom. Tai buvo toks, atrodo, jaučia viena kitą jos aikštelį, o mes tiesiog vis dar bandom kažkaip pajaust save, surasti savo žaidimą, sakykim. Ir čia gal ir mūsų klaida dar vis yra, kad mes vis niekaip nerandam to mūsų komandos žaidimo. Tai bet pats lygis šiek tiek gal sakyčiau žemesnis mūsų yra, bet nepasakyčiau, kad labai. Tiesiog to susižaidimo trūksta, ko mes ir nerandam niekaip. Supratau, tai o kiek laiko jau tu Šveicarijai? Kada? Nuo rugpjūčio aš jau čia. Tai jau artėjom prie pusę sezono, skaityk. Ir kaip pati jautiesi Šveicarijai? Kas patinka, kas nepatinka Šveicarijai? Patinka tai labai daug dalykų. Čia vien pradedant nuo vaizdų, gamtos, nereali gamta visiškai. Aš iš vis kaip esu kelionių žmogus, tai čia nuo pačios pirmos dienos čia aš tik kur važiuojam, tai nenuleidė akių, nes kalnai, tos pačios karvės visur, ta žaluma dar kai tik pačioje pradžioje buvo, aišku, dabar jau šalčiau. Bet nereali šalis, labai gražu. Aišku, brangi šalis, čia iš manęs labai juokėsi, kai daviau interviu, klausė, ar yra dalykas, ko pasilgsti Lietuvoje. Ir juokėsi, nes mano atsakymas buvo mažesnių kainų. Tai, bet tuo pačiu labai verta tikrai. Nerealaus grožio šalis ir žmonės labai draugiški, labai švari šalis. Tai lyga gal sakyčiau, tarkim, jeigu lyginant su Belgija, pati lyga pirma gal truputėlį žemesnė yra. Man toks jausmas susidarė, kad Belgijoje šiek tiek aukštesnio lygio komandos buvo. Bet bendrai paėmus viskas čia labai gerai. O pas jūs varžybų metu, kai namie žaidžiat ir tu vieną kartą kažkokius ten traukėt, kažkokia žaidimas ar kažkokia akcija vyksta, gal kas ten vyksta pas? Jo, ten tiesiog klubas kartais dalina šiaip kažkokias dovanas, kartais bilietus kitom varžybom, tiesiog loterija vyksta ir kartais pakviečia žaidėją, kuris tiesiog traukia burtus ir tiesiog padovanoja vienam iš žiūrovų ten ar tą patį bilietą kitom varžybom namų, arba dar kažkokią iš rėmėjų dovanėlės, kažkas tokio. Ir čia ne tik mūsų klubas šitą daro, būna ir kiti klubai daro, ne visi, bet čia visai populiarus dalykas yra, pasirodo. Supratau. Gerai, tai keliamės toliau į šiek tiek dar asmeninį tavo gyvenimą, nes žiūrėjau tavo Instagram paskyrą ir ten parašyta, kad Gintarė yra veganė. Ar tai tiesa? Taip. Ir tada kaip sekasi suderinti veganizmą ir sportą? Ar tai prideda, ar veganizmas ar atima, kaip tu galvoji tau? Gal gali pakartot klausimą, čia buvai trumpam užstrigęs, neišgirdau. Gerai. Sakau, kaip sekasi suderinti sportą ir veganizmą ir kaip galvoji, ar tau padeda tas? Šiaip labai patinka ir labai džiaugiuosi, kad nusprendžiau pakeisti mitybą. Iš pradžių labai buvo baisu, nes gal labai buvau prisiskaičius daug, kad čia per mažai baltymų, kad nusilpsti, neturi tiek daug energijos ir čia nėra melas, nes jeigu netaisyklingai maitiniesi, tai aš tikrai garantuoju, kad galima nusilpti labai greitai. Todėl prieš pradant šitą visą savo veganizmo kelionę aš labai domėjausi ir skaičiau, kaip taisyklingai maitintis, ypatingai būnant sportininku. Bet kai čia dar Amerikoje buvau ir tiesiog tam daviau 3 mėnesius pabandyti, aišku, iš pradžių perėjau prie vegetarizmo ir po to tik tai veganizmą.
Bet po tų 3 mėnesių, vat, kaip pradėjau visai kitaip maitintis, ta visa augalinė mityba, tai pajaučiau žiaurų skirtumą. Tos energijos buvo žymiai daugiau iš tikrųjų. Atsikračiau, aš turėdavau labai stiprią migreną, žiaurius galvos skausmus ir iš tikrųjų iš pradžių net netkreipiu dėmesio, bet paklausė Roberta draugė mane, sako, o kaip tavo galvos skausmai? Ir sakau, blemba, žinok, jau vat, nuo tada, kai pradėjau maitintis, aš nei karto nebuvo tokių epizodų. Ir vat nuo tada iš tikrųjų, nei vieno migreninio epizodo nieko. Iš pradžių dar galvau, gal man neišeis palaikyti tos fizinės formos, būnant veganė, neišeis tų raumenų palaikyti, kad bus sunku užsiauginti raumenų, kas irgi buvo melas, tikrai. Aš net savo Belgijoje treneriai tikinėjau, kad čia yra nesąmonė, nes jisai buvo biški kritiškas šitų klausimų, bet įrodžiau visai kitaip jį. Tai šiaip man netrukdo ir aš tikrai jaučiu, kad turiu žymiai daugiau ir ištvermės, ir pajėgumo, ir tinklinis vis tiek greitas ir aktyvus sportas, ypatingai žaidžiant centre, tos ištvermės reikia ir man nuo to tik tai geriau. O jo, aš šiek tiek iš savo patirties, aš ne veganas, aš vegetaras, bet sportininkam yra sunku, kai važiuoja į varžybas ir po to kažkur stoja komanda, žinai, valgyti ir dažniausiai, bent čia aš apie Lietuvos arba Latvijos, Estijos, kur aš važinėjau patirti, tiesiog nebūna pasirinkti iš ko. Kaip tau Šveicarijoje nėra problemų, ar Belgijoje, kai žaidėjai, nebūdavo problemų po varžybų kažkur su komanda, kai stojat, gauti tau maisto? Šiaip ne, gal sakyčiau, didesnė problema būdavo Amerikoje dar pačioj pradžioj, bet tiesiog vis tiek jau kiek man čia 2,5 metai jau maitinuosi tą veganinę mitybą, tai tiesiog patirtis ateina, kad tu vežiesi savo maistą. Prieš varžybas, po varžybų aš dažniausiai būnu pasiruošus, ką aš noriu valgyti, bet šiaip tu augalinės mitybos pasirinkimas restoranuose Belgijoje, tiek Šveicarijoje. Belgijoje gal sakyčiau truputėlį geresnis, Šveicarijoje čia jie labai mėgsta sūrį. Tai visur iš čia. Tai gal truputėlį sunkiau, bet sakau, man netgi ir pačiai labiau patinka būti pasiruošus tą, ką aš valgysiu ir tiesiog man taip netgi ir geriau ir lengviau ir pinigų sustaupo iš tikrųjų. Supratau. Gerai, o gal tu galėtum atskleisti, kokios muzikos mėgsti klausytis? Muzikos? Oi, labai įvairios. Labai priklauso nuo nuotaikos, klausau roko, pop muzikos, hip-hopo, čia ten prieš varžybas gal kažką agresyvesnio, kad užsimotyvuot biški, kartais patinka ramesnė muzika, kaip folko ir, čia dabar išvardinti tikrai sunku, patinka ispaniška muzika, labai patinka, sakau, labai nuo nuotaikos priklauso. O ar turi kokį ritualą prieš varžybas, kurį atlieki? Net nežinau. Šiaip nežinau, ar čia pavadinti, nors iš tikrųjų galėčiau pavadinti šitą kaip ritualų, labai mėgstu rytinį dušą. Ir dažniausiai prieš varžybas toks būna atsikeli ir nesvarbu, kaip sekėsi tos treniruotės ten, sakykime, prieš varžybas visą savaitę ir dar kažką, ar kad ir kas ten būtų tavo galvoj, toks, kaip atrodo, nusiplauni viską ir viskas. Varžybo šiandien ir niekas daugiau neegzistuoja, tai čia sakyčiau toks gal vienas iš ritualų. Gerai, ar domiesi Lietuvos tinkliniu? Jau seniai nebaisiai ką domėjausi, žinau, kad Kauno klubas tikrai neblogai šiuo metu atrodo, mačiau challenge taurėjai. Kapo laimėjo pirmas varžybas Bosnijoje, man atrodo. Tai jo, pirmą etapą. Tikrai jo, žiauriai džiugu dėl to iš tikrųjų, bet paskutiniu metu tai nepasakyčiau, kad buvau labai domėjusi, tik girdėjau, kad praėjo į kitą etapą, kuris Turkijai berods vyks. Jo. O ar domiesi Lietuvos politiką ir politiniu gyvenimu? Atvirai tai turbūt nelabai. Čia nėra ko slėpti, aš iš viso nesu labai didelis politikos žmogus, tai tiesiog
gal reiktų gal ir daugiau domėtis, sutikčiau su tuo, bet šiaip nelabai. O kur įsivaizduoji save po 5 metų? Paimkim, 5 metai praėjo, kur įsivaizduoji save? Sunku pasakyti, aš irgi nesu žmogus linkęs labai planuoti toli į ateitį, čia mano turbūt tolimiausi planai eina kokie metam prieki ir nedaugiau, nes tiesiog niekada negali žinot. Norėčiau save matyti ir toliau žaidžiant iš tikrųjų ir žaisti kiek įmanoma ilgiau, kur tiksliai neįsivaizduoju, nes čia nežinau, kur gyvenimas pasuks, gal aš būsiu Lietuvoje po 5 metų, gal kažkur kitur, čia su sportu niekada nežinai, neduok dievę traumas, čia apie tai net nekalbant, tai tiesiog sunku, bet norėčiau save matyti ir toliau žaidžiant kažkur. Gerai, ir toliau keliamės į klausimus iš Facebook, nes aš kaip paskelbiau anonsą, galėjo visi, kurie nori, ir mes turime 5 klausimus iš Facebook. Tai pirmas uždavė Tomas Vilimas, nežinau ar pažįsti Tomą, jis daug metų žaidžia Švedijoje, kilęs iš Vilniaus. Kiek girdėjau, Amerikoje taisyklės skiriasi nuo europietiško tinklinio. Pavyzdžiui, libero gali servuoti kamuolį. Gal gali išvardinti daugiau šiek tiek neįprastų taisyklių skirtumų tarp europietiško ir amerikietiško tinklinio? Jo, tai tas, kad libero eina paduoti, buvo man irgi šokas. Aš per pirmas varžybas net mane keitė libero, kad eitų paduoti ir aš net nesupratau, kas vyks, nes, tai per treniruotės eina padavinėti libero, tai ko ne, čia treniruotė. Bet per pirmas varžybas sakau, kas čia vyksta, kodėl čia man, sakau, kaip čia gali eiti paduoti libero. Tai buvo šokas, bet iš tų tokių kitokių taisyklių, tai jeigu kamuolys, tarkim, paliečia lubas, jie toliau žaidžia, dėl ko irgi treneris manęs pykdo labai, nes vis pamirždavau šitą taisyklę ir tik paliečia lubas, aš pagaunu kamuolį ir sakau, autas viskas. Tai čia tas labai keista, tuo pačiu Europoje, tarkim, jeigu kažkas prisiminėja kamuolį ir kamuolys nueina į kitos komandos pusės autą, tai tu gali bėgti ir traukti tą kamuolį, jeigu jis vis dar autą ir toliau žaisti. O ten ne. Jeigu kamuolys kitos komandos pusės autė, viskas iš karto taškas ir jokių ten traukimų negali būti. Ir kai aš bandžiau traukti, atsimenu pirmą kartą, savo, ką tu čia vaizduoji. O daugiau net galvoju, turi jie tokius gynybos žaidėjus, diezus vadinamus, defense specialist, kažkas tokio, dėl to labai daug keitimų galima daryti. Tarkim, gali keisti 4 zoną gale ir už ją eina prisiminėti kažkoks mažesnis žaidėjas, kuris gal kaip libero, bet dar negali būti libero, gal patirties trūksta, tai tiesiog labai daug keitimų, aš dabar neatsimenu kiek, bet neatsimenu. Žymiai daugiau nei Europoje. Tai buvo daugiau likti kaip ir nieko, kiek atsimenu, iš tų tokių taisyklių. Bet jo, kitaip ten yra. Antras klausimas, tai yra tavo treneris Lėjas Darandamienas, iš tikrųjų iš 3 dalių. Tai pirmas, ar pameni tą momentą, kai supratai, kad ši sporto šaka yra tavo? Čia kaip ir sakiau, tas tinklinis man buvo meilė iš pirmo žvilgsnio, niekada apie kitą ir nesvarčiau, kai tik pradėjau žaisti. Ir kaip jau ir minėjau, turbūt rimtai tai pradėjau žiūrėti nuo tada, kai pradėjau žaisti su Achema, bet aš galvoju, aš visą laiką žinau, kad čia mano sportas. Nes nebuvo jokių minčių keisti ar kažkas tokio, tai tiesiog lipo iš pirmo karto. Antra dalis treneris yra, gal gali nupasakoti trumpai Šveicarijos moterų tinklinio čempionatą. Kiek lygų, kokia sistema žaidžiama? Lygų tikrai yra 2 arba 3 moterų. Tai dėl 2 tikrai esu tikra, tai yra 1 ir 2 ir man atrodo gal net 2 ir 3 yra, bet dėl šito nesu tikra. Komandų 1 lygos žaidžia 10. Man atrodo, jo. Ir 1 8 žaidžia kaip toliau, paskutinės 2 komandos iškrenta, ir po to žaidžia normali sistema.
pirma su 8, antra su 7, taip ir žaidžiasi iki ketvirtfinalių, pusfinalių, kaip ir visur. Tai va. Bet kaip ir sakiau, jeigu lyginant su Belgija, tai truputėlį silpnesnė lyga. Ir trečia dalis klausimo tavo treneris. Ar spėjai pamatyti šalies, kurioje žaidi gruodžį? Jo, čia man atrodo vienas iš dalykų, kas man labiausiai patinka žaidžiant tinklinį ir imant tai kaip darbą, nes kad ir atrodo kartais turi gal tik tai vieną dieną per savaitę to laisvą, bet vis tiek norisi kažkur išvažiuoti, kažką pamatyti. Tai tiek Amerikoje teko pamatyti, gal Amerikoje norėjosi šiek tiek daugiau, bet pati šalis labai didelė, tai visko ten nespėjau žiūrinėti. Belgijoje irgi gal truputėlį korona sutrukdė, bet irgi tikrai spėjau pamatyti daug miestų, irgi labai beproto graži šalis, architektūra ir panašiai. Ir va Šveicarijoje dabar va irgi mes dažnai gaunam pirmadienį laisvą, nu ir sakau, panom, davai varom kažkur į kalnus ar dar kažkur, tai tikrai visą laiką spėjai pamatyti. Gerai, toliau Žilvinas Galimovas. Ar po sezono vėl sutiksi išbėgti su manimi ant smėlio? Tai be abejo, aišku, nors ant smėlio aš truputėlį gal kaip karvė ant leido, man ten nelabai sekasi, bet tikrai, jeigu tik noro jam bus, tai super. Aš už. Gerai, tada Dainius Kučinskas. Kas buvo sunkiausia išvykus į Jungtinės Amerikos valstijas? Tai gal tas, sakyčiau, adaptacija, ta tokia nežinia iš pradžių buvo labai sunki, namų ilgesys to pačiu prisidėjo vidury sezono, nes aš galvoju, kad prašokau tą epizodą, bet visgi irgi jis pasivijo mane ir, sakau, susidėjo viskas į vieną, tai sakau, bet iš pradžių tai tikrai tokia baisi nežinia, kas bus. Supratau, gerai. Toliau Gerda Gruzinskaitė klausė. Taip pat klausimas iš 2 dalių. Pirmas, tai kas tau tinklinis? Net nežinau, aš gal turbūt pavadinčiau toks kaip gyvenimo palydovas, sakyčiau, jis visur mane lydi, kad ir kur beičiau, ir be jo aš nebūčiau kur dabar esu, tikrai visos patirtis, žmonės, šalis, viskas, tik tinklinio dėka iš esmės. Tai labai, labai didelė mano gyvenimo dalis, bet apibūdinčiau turbūt čia geriausias apibūdinimas, kaip gyvenimo palydovas. Labai puikus apibūdinimas. Gerai, ir antra dalis Gerdos klausimo buvo, gal turi tinklininką ar tinklininkę, kuris tave įkvėpė ir tu mokiniesi iš jo? Kažkaip nežinau, šiaip dažniausiai konkuruoju labiau gal pati su savim, nes dažnai, net nežinau, tiesiog noriu būti geriausias savo pačios versija ir tiek, bet jeigu įmant konkretų žaidėją, tai gal imčiau Serbijos Centrą Popovič, nes jinai yra prie žemesnių žaidėjų ir jos gal ūgis 1,86 m ar kažkas tokio, bet kaip centras tikrai apeina didžiulį bloką, gera technika ir toks gal įkvėpimas yra, kad aš čia gal irgi nesu labai aukštas centras, bet gali žaisti aukštam lygiai būnant ir žemesnė šiek tiek. Tai ačiū už klausimą, už atsakymą. Tai tada labai greiti tokie blitz klausimai, tau reikia tiesiog iš 2 pasirinkti vieną. Molten ar Mikasa? Mikasa. Belgija ar Šveicarija? Belgija. Belgija. Gerai, krepšinis ar futbolas? Futbolas. Turi kažkokią rinktinę ar komandą, kurią palaikai futbole? Nežinau, tiesiog man visą laiką patikdavo labiau futbolas nei krepšinis. Gal nežinau, gal to krepšinio per daug Lietuvoje, bet visą laiką futbolas patiko labiau. Gerai, tada žiema ar vasara? Vasara. Gerai, paduoti varžybų metu eisą ar pastatyti užtvarą? Užtvara.
Nors ir reisas labai gerai skamba, bet blokas vis tiek. Blokas yra blokas. Rytinės treniruotės ar vakarinės treniruotės? Rytinės. Rytinės. O. Ir toks labai intriguojantis pasirinkimas Lietuvos Rytas ar Žalgiris, nes čia mes mėgstam klausti Lietuvoje. Žalgiris visą laiką. Ir paskutinis iš Blitz klausimų, tai Paola Egonu ar Tijana Boškovič? Boškovič. Boškovič, ja. O gal galėtum šiek tiek dėl ko pasirinkai Boškovič, o ne Tijaną, o ne Paola Egonu? Turbūt dėl to, kad nežinau, kaip čia žiūrėjau paskutinės varžybas, tarkim, tarp rinktinių, kai žaidė Italija ir Serbija ir visos kitos komandos. Tiesiog, nežinau, nemanau, kad gal Egonu galėtų apžaisti pačias varžybas viena. Pati Italijos rinktinė labai gera sudėtis ir tiesiog, gal sakyčiau, lengviau žaidžiasi. Serbijos rinktinė gal, nesakau, kad bloga rinktinė, tikrai nerealaus lygio ir visa kita, bet tas pats faktas, kad tiek ištempt, tiek smūgių, aš nežinau, jos petis, nežinau, iš ko pastatytas, iš ko sudėliotas, bet, ir agresyvumas visai kitoks, nežinau, kažkodėl man labiau limpa nei Egonu, gal ir kaip žmogus tokia šiek tiek paprastesnė atrodo, aš nežinau. Tiesiog visą laiką man labiau lipo nei Egonu, nors ta pati Egonu yra nereali. Taip. Gerai, tada kiekvieno savo pašnekovo gale pačioj laidoj prašau sudaryti savo svajonių šeštą. Tie gali būti ir baigę karjerą, ir nebaigę. Tai ir tavęs prašysiu, tai pradėsim nuo pirmos pozicijos, nuo lietuviškai kėlėjo, angliškai nuo seterio. Tai kas pas tave patektų į tavo svajonių komandą? Kaip kėlėja, tai turbūt pasirinkčiau Joaną, dabar pavardės nepasakysiu Volas. Tiksliai, Lenkijos kėlėja pagrindinė. Taip, patinka, kaip išmėto kamuolį aikšteliai, labai gera. Supratau, keliamės į antrą zoną, ten yra outside hitteris arba krašto puolėjas lietuviškai. Turbūt vieną iš kraštų tai pasirinkčiau, dabar nepasakysiu, Zhu Ting, Kinijos kraštas, labai aukšta, bet to pačiu labai techniškai, labai atletiška atrodo, kas tokio ūgio žmonėm, kaip beveik 2 metrai, tai gal truputėlį keista. O dėl kito krašto, tai turbūt imčiau... Biškai, kaip tai sakai? dar palaukim, palaikykim intrigą. Man tik gaila dėl Zhu Ting, aš irgi nežinau kaip ištarti, nes jinai dabar po traumas vis dar atsigavinėjo, nes turėjo sunkią traumą. Gerai, keliamės į trečią zoną, ten sutinkam centro puolėją. Tai kaip jau minėjau, viena iš centrų būtų Popovič, tikrai žavi mane jinai. Gerai, tada ketvirtoj zonai mes turim lietuviškai diagonalinis, angliškai opposite player. Tai turbūt Boškovič būtų irgi diagonalas. Arba Egonu irgi, bet turbūt Boškovič labiau. Gerai, tada penktoje zonoje mes turime antrą krašto puolėją. Apie šitą ir galvojau, bet patinka man labai Sila, Italijos kraštas. Labai agresyvi, labai tokia stipri puolėja. Nežinau, irgi nėra iš pačių aukščiausių puolėjų, bet irgi labai malonu žiūrėti, kaip jinai žaidžia. Labai tas agresyvumas, šakės. Gerai, ir šeštoj zonoj turim antrą centro puolėją. Dėl šito galvojau, bet turbūt imčiau Brazilijos centrą, net užsirašiau pavardę, nes nežinau kaip pasakyti, Manes. Kažkaip turbūt dėl to, nes kai tik vaikystėje pradėjau žiūrėti tinklinį, jinai man krisdavo į akį kaip centras visą laiką, jinai gal iš tokių senesnio tinklinio, nežinau kiek dabar metų tiksliai, jinai vyresnė dabar,
kiek žinau, Brazilijos žaidžia, bet, vat, kaip pasakai, centras man pirma mintis jinai būna visą laiką kažkodėl. Gerai, tada du centrus keičiantis žmogus libero. Čia turbūt būtų Monika De Gennaro, Italijos libero rinktinės. Irgi, vat, kai tik paklausai, tai toks vat, pirma mintis visą laiką tai būna libero. Labai, labai emocinga, spėja visur, traukia visus kamuolius ir tokia labai gerą energiją palaiko aikštelį, kiek pastebėjau. Tai kas labai svarbu libero būna. Gerai, ir šita komanda dar turi turėti vyriausią trenerį. Dėl šito sunku, tai gal imčiau Serbijos trenerį vyriausią, labai juokingas žmogus, be emocijų visiškai, kas gal kartais ir gerai, turbūt dėl to, kad jo, turėjus daugumą trenerių, kurie eina iš proto aikštelį, kas gal man biški per daug kartais būna, o jis toks ramus, nu arba dar būtų gal, net nežinau, Giovanni. Bet aš jau fiksuoju Terzič. Kaip? Aš jau fiksuoju pirmą tavo atsakymą, tai yra Serbijos rinktinės treneris Terzič. Jo, nemažai tų serbų pas mane komandai būtų, bent jau 3. Gerai, tai mes svajonių komandą turim ir dabar dar vieną tokią tradiciją. Ir savo pirmos laidos pašnekovo klausiau, ko palinkėtum Lietuvos tinkliniui? Turbūt gal, nežinau, net nežinau kaip pasakyti, reikia gal mums daugiau to tokio, gal populiarinti sportą šiek tiek daugiau. Taip, pliažas tikrai lipa į viršų, čia nepalyginsi, bet kažkiek ir gaila, kad salės tinklinis lieka šiek tiek vis dar nustumtas tuo pačiu. Gal reiktų daugiau ir stovyklų, gal reiktų daugiau vaikų bandyti pritraukti prie šito sporto, aš net nežinau, labai džiugu, kad daug žaidėjų stovyklas visokias rengia vaikam, tiek treneriam ir panašiai. Tokios gal rimtesnės patirties gal trūksta, net nežinau iš tikrųjų. Supratau. Tai... O, girdi dar mane? Jo, dabar jau girdžiu. Tai pačiai pabaigai jau labai ačiū tau, kad sutikai pasikalbėti. Iš tikrųjų, reikėjo tik vieną žinutę parašyti. Tikrai buvo malonu, nes man pačiam buvo įdomu sužinoti tavo visą istoriją. Ir tikiuosi, kad po kelių metų, kai galbūt 2 ar 3 šalis dar pakeisi, sakykim, ir klubus, sutiksi dar kartą pasikalbėti. Ir linkiu tau gero sezono ir laukiam savaitgalį pergalės iš jūsų komandos. Ačiū tau. Ate.